tikėjomės gerą turą turėjome, o kiekvienas rungtynės vertinamas individualiai atsižvelgiant į tai, kaip gerėja žaidimas. Tai aišku, net ir kontrolinės rungtynės jos yra svarbios, ypatingai vertinant žaidėjus, ypatingai šiuo etapu, kada norisi pradėti matyti kažkokias tendencijas. Rezultatas, aišku, netenkina, norėjusi linksmiau pabaigti rungtynės, ypač žiūrinti tai, kaip jos klostėsi, bet tai, žinot, draugiškos rungtynės nieko nelemia. Jos yra tik tai pasiruošimas ir svarbiausia yra tai, kaip žaidėjai žaidžia, taip kaip pildo užduotis ir tai, ką matom aikštėje. O rezultatas, aš tikiu, kad jisai, jeigu mes toliau dirbsim toliau pagal planą, pagal tai, ką mes nuveikėm šią stovyklą, dar kitą stovyklą, tai aš manau, kad rezultatas tikrai ateis. Buvo du skirtingi kėliniai, manau, jie žaidė dviem sudėtim. Vieną kėlinį žaidė pagrindas, antrą kėlinį išleido jaunimą. Manau, mums pirmą kėlinį geriau sekėsi gintis gal. Prasileidom, pasidarėm nereikalingą 11 metrų baudinį, o daugiau iš tikrųjų nieko nebuvo sukūrę. Manau, pirmą kėlinį būtų galima vertinti pozityviai. Antras kėlinys, tokių laikų žaidžiant, labai karšta, aš nežinau, iš karto pasijautė nuovargis. Manau, ir nuo nuovargio prasidėjo visos tos mūsų klaidos. Taip kad, manau, tikrai galėjom nepralaimėti bent jau. Buvo labai iš tikrųjų gero lygio rungtynės, gana intensyvios, nors oro sąlygos tai tiesiog neįtikėtinas, nežinau, ar dar kada nors žaidėjams yra tekę žaisti tokiom sąlygom, nes sėdėti ir žiūrėti jas buvo sunku kvėpuoti, o tokiu tempu žaisti visas 90 minučių, tai buvo tikrai labai sunku, bet priešininkas, ypač pirmą kėlinį, parodė, kad yra techniška komanda, tačiau mes gynyboje kaip ir nedarome kažkokių didelių klaidų, tikrai mes neprarandame iniciatyvos, žaidžiame disciplinuotai, tačiau viską kol kas nulėmė individualios klaidos ir tą sąlygoja skirtingas žaidėjų pasiruošimo lygis, nes vieni žaidėjai yra pradėję ruoštis vėliau, kiti kažkas ten suvėlavo, praleido kažkiek laiko dėl traumų, tačiau tai yra normalu. Kas šiandien rungtynėse buvo teigiama, tai žaidimas atakoje. Vėl sukūrėm aibę momentų, vėl šis komponentas, ant kurio ypatingai daug skiriame laiko paskutinę savaitę, tai vienareikšmiškai jisai yra atliekamas geriau, tačiau vėlgi progų realizacija, bet lygiai tas pats, kas ir gynyboje individualios klaidos, tai progų realizacija kol kas šlubuoja dėl to, kad Elivelto daug laiko praleido treniruodamas nepilna jėga individualiai, Adi prisidėjo prie mūsų daug vėliau, tai Vytautas Lukša taip pat praleido kažkiek laiko dėl traumos, Jakubas Vilkas prisijungė savaitę vėliau, tai būtent tos priežastys, kur ne visi žaidėjai yra tam lygiai, kur mes norėtumėm, kad būtų, tačiau palaipsniui jų kondicijos kyla, jų susižaidimo lygis kyla ir kaip sakiau, rezultatas ateis.